Kai tu kelies savo dažnį, tu automatiškai eini per paralelinės realybės į aukštesnę ir aukštesnę ir aukštesnę vibraciją. Ir tavo aukštesnė vibracija atitink tavo autentiškiausią ir aukščiausią dažnį, autentiškiausią versiją, tas, kas tu iš tikrųjų esi. Tai dabar pasaulyje, galim sakyti, yra tokia polarizacija. Yra pyktis, baimė ir meilė, džiaugsmas. Žmonės dabar eina į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir didžioji dalis tur ir tokių įsitikinimų savo galvoj, ir tokių įsitikinimų savo galvoj. Tai tu gali būti pilnas meilės, pilnas pozityvo ir džiaugsmo, bet tu tuo pačiu gali būti pilnas pykčio, pilnas abejonių, pilnas kažkokių labai stiprių baimę paremtų įsitikinimų savo galvoj. Ir jeigu tu tuo dalyką nekeisi, nes dabar šitai polarizacijai vyks toks dalykas, kad įsivaizduok, yra du traukiniai, vienas važiuoja į vieną pusę ir kitas važiuoja į kitą pusę. Kol kas tie traukiniai yra vienas šalia kito. Ir dėl to mes galim patirti labai stiprią polarizaciją tarp besąlygiškos meilės ir besąlygiško pykčio iš kažkur. Tai tam ir esmė, ką tu pasirinksi, į kurį traukinį tu lipsi. Nes tie du traukiniai, ani kažkokiu metu bus tiek toli viens nuo kita, kad tau praktiškai bus nebeįmanoma tiesiog pamatyti ano. Tai rinkis tai, kas tu iš tikrųjų esi, ir aš žinau, kad tu esi meilė, nes aš tai besąlygiškai myliu.